Na ką, kokteilių draugai, pagaliau ir vėl susitikom, nesimatėm keletą gerų savaičių. Na, tai buvo šventės, Velykos, paskui šiek tiek atostogavau, su žmona buvom iškeliavę į Škotiją, aplankėm nuostabų Edinburgo miestą ir be abejo pirmą kartą apsilankėm profesionaliam tokiam nuostabiam kokteilių bare, kuris vadinasi Panda & Sons. Tai tikrai rekomenduoju, jei kas kažkada būsite Edinburge, būtinai aplankykit. Pabandėm įvairių kokteilių, tikrai labai įdomus ir nuostabus. Na, bet aišku, šiandien ne apie tai. Tai vėl jūsų laukia kokteilis. Žinokit, tikrai turiu ką įdomaus papasakoti. Manau, tikrai patiks. Tai tada negaišinu ir gali, manau, pradėti. Tai jei pasilgot, kaip visada, jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Tai sveiki mano kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada, su jumis iš savo namų baro sveikinuosi aš, Aurimas. Na ir šiandien jums papasakosiu apie vieną skanų klasikinį džino kokteilį pavadinimu Gimlet. Taigi, kalbant apie Gimlet kokteilio atsiradimo istoriją, tai reikia mums padaryti tokį trumpą įvadą. Žodis toks skorbutas. Turbūt daugumą esat apie jį girdėję. Tai skorbutas tai yra liga, kurią sukeldavo vitamino C trūkumas žmogaus organizme. Aišku, mūsų laikais tai yra itin reta liga, bet skorbutas ypač buvo paplitęs 16-17 amžiuje tarp Didžiosios Britanijos karo laivyno jūreivių. Ir neretai susirgimas šią ligą pasibaigdavo mirtimi. Apskritai manoma, kad per kelis šimtus metų, kol buvo paplitusi ši liga, jinai nusinešė daugiau nei 2 milijonus jūreivių gyvybių. Bet viskas po truputį pradėjo keistis 18 amžiuje. 1747 metais vienas škotų gydytojas vardu James Lind, siekdamas kovoti su skorbuto liga, atliko tam tikrus klinikinius tyrimus, kurių metu paaiškėjo, kad nuolatinis laimo sulčių vartojimas būtent padeda kovoti prieš skorbuto ligą. Tai remdamasis šiais klinikiniais tyrimais 18 amžiaus pabaigoje vienas Didžiosios Britanijos laivyno admirolas kelionėje į Indiją, kuri truko apie 23 savaitės, įgulai liepė kasdien vartoti tam tikrą kiekį laimo sulčių, kurios buvo maišomos su romu. Na ir po kelionės nebuvo nustatyta jokių kažkokių sunkesnių skorbuto ligos atvejų. Taip pat kiek vėliau, jau 19 amžiaus antroje pusėje, tai yra 1867 metais, Britanijos valdžia priėmė prekybinės laivybos įstatymo pataisą, pagal kurią kiekviename Britanijos karo laive turėjo būti užtikrinamos laimo sulčių atsargos ir būtent laimo sultis buvo maišomos su 15% romų. Na, bet kiek vėliau, tais pačiais 1867 metais, vienas asmuo vardu Lachlan Rose, jisai išrado tokį kitokį laimo sulčių konservavimo būdą, tai nenaudojant alkoholio, o panaudojant cukrų. Na ir po atliktų bandymų jisai prigamino daugybę tokių saldžiai rūgščių laimo sulčių, supilstė į gražius buteliukus, pavadino savo vardu Rose Lime Cordial. Na ir tas sultis jisai pradėjo pardavinėti Britų karo laivams. Na, istoriškai manoma, kad paprasti jūreiviai dažniausiai tas laimo sultis būtent su romu ir gerdavo, bet aukštesnio rango asmenys, kurie vadovaudavo įguloms, buvo manoma, kad jie tas laimo sultis maišydavo su džinu. Na ir taip kažkuriuo tai metu atsirado Gimlet kokteilis, Rose Lime Cordial sumaišius su džinu. Tiesa, yra tokios dvi dar istorijos, tai susijusios su pavadinimu. Tai viena istorija teigia, kad būtent Gimlet kokteilis buvo pavadintas įrankio vardu, būtent įrankis Gimlet, toks senovinis įrankis, kuris padėdavo išgręžti medinėse statinėse skylės ir taip tas statines atidaryti, kurios buvo gabenamos Britų karo laivynuose.
Na ir yra kita tokia istorija, tai toks vienas asmuo, jūrų laivynų gydytojas, vardu, visada man užstringo jo vardas, seras Thomas Desmond Gimlete, tai pasak jo, jisai atrado kokteilį, sumaišęs Rose Lime Cordial su džinu ir būtent tą kokteilį pavadino savo vardu Gimlet. Nors niekada šio gydytojo žodžiai nebuvo įrodyti ir apskritai sklando netgi tam tikros legendos, kad galbūt toks asmuo ir neegzistavo. Na, legendos yra legendos. Na, o kalbant apie rašytinius šaltinius, tai pirmą kartą Gimlet kokteilis, jo receptas buvo atspausdintas kokteilių knygoje ABC of Mixing Cocktails 1923 metais Harry McElhone. Taip pat 1930 metais Harry Craddock išleistoji receptų knygoje The Savoy Cocktail Book ir David Embury 1948 metais receptų knygoje The Fine Art of Mixing Drinks. Tai viena iš mano išvardintų kokteilių knygų aš pats esu atsisiuntęs, nusipirkęs, kurią išleido legendinis 4-ojo dešimtmečio barmenas Harry Craddock, The Savoy Cocktail Book. Išties įdomi knyga su įvairiais kokteilių receptais, tai kaip ir minėjau, šioje knygoje taip pat galima aptikti ir Gimlet kokteilio receptą. Tai taip, žodžiu, viską jums svarbiausius dalykus papasakojau, kas susijęs su Gimlet kokteilio atsiradimo istorija. O dabar taip, vienas iš šio kokteilio ingredientų, kaip supratot, yra Rose Lime Cordial. Tai aišku, šio originalaus brando laimo sulčių aš neturiu, bet aš jums pasiūlysiu vieną receptą ir parodysiu video, kaip galima skaniai ir nesunkiai Lime Cordial pasigaminti namuose, kuris puikiai tiks Gimlet kokteiliui. Taigi, norint pasigaminti Lime Cordial namuose, jums reikės vandens, paprasto balto cukraus, taip pat keletos laimų bei citrinos rūgšties. Tai į puodą pilame 250 gramų vandens, kaitinam ant silpnos ugnies, nuolat maišom ir neleidžiam vandeniu užvirti. Tada pilame 250 gramų balto cukraus, taip pat nuolat maišom. Na ir kai cukrus ištirps, atidedame sirupą atvėsti. Kol cukraus sirupas atvės, pasiruošiame kitus ingredientus. Tai smulkiai nuskutame laimo žievelės ir mums smulkios laimo žievelės reikės 8 gramų. Tada taip pat ant svarstyklių pasisveriame citrinos rūgšties. Mums citrinos rūgšties reikės 17 gramų. Taip pat įsispaudžiam laimo sulčių, mums reikės 45 ml. Atvėsus sirupui, sirupą supilame į blenderį. Na ir taip pat supilame kitus likusius ingredientus. Tai smulkintą laimo žievelę, citrinos rūgštį bei laimo sultis. Supylus visus ingredientus plakam apie 12 sekundžių. Naudodami sietelį viską nukošiame. Persipilame į stiklinį butelį. Ir štai turim namuose gamintą Lime Cordial. Taigi, Gimlet kokteilių ingredientai suruošti. Tai jums reikės 2 ingredientų. Tai Lime Cordial bei London Dry Gino. Tai kokteilį, kaip matot, gaminsiu kokteiliniai. Tai gal pirmiausiai pradėsiu nuo džino. Tai į kokteilinę pilu taip 60 ml džino. Taigi supilus džiną, dabar pilsiu antrąjį ingredientą, Lime Cordial. Tai Lime Cordial mums reikės 30 ml. Kaip visada kokteilinę pripildom ledukais. Ir gerai paplakam apie kokį 12 sekundžių. Na va, gerai išplakus. Pasiemu vėl, kaip visada, šaldiklyje atšaldytą stiklinę. Koštuvas ant kokteilinės, sietelis
Ką, viską pilu. Taip, viską supylus. Dar papuošiu apvalia džiovintą laimo skiltele. Bandysiu taip. Uždėsiu taip gražiai ant stiklinės krašto. Va. Kaip atrodo. Na štai, draugai. Ir turim skanų Gimlet kokteilį. Skanaus. Ką, metas paragaut kokteilio. Super, skanus kokteilis. Tikrai puikiai subalansuotas toks rūgštumas su saldumu. Labai gerai džino skonis atsiskleidžia. Gaivus toks labai. Tai vat. Tai ką, draugai, šiandien tiek. Jei patiko mano video, nesidrovėkit, spauskit patinka, dalinkitės. Ir kaip visada, mane galite rasti YouTube'ai Aurimo baras bei užsiprenumeruoti mano kokteilių kanaliuką. Tai aš toliau mėgausiuos Gimlet kokteilių. Nu, mes susitiksim kitą kartą. Sveikatą. Geras.